Susipažinkite su Brožių kaimo bendruomene nominacijos Metų proveržis laureatais. Beveik 2 dešimtmečius gyvuojanti bendruomenė dėl savo vykdomų projektų jau tapo puikiai žinoma ne tik Klaipėdos rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Prieš 17 metų įkurta bendruomenė vienija 33 narius, susitvarkiusi seną kultūros namų pastatą Brožiuose įrengė modernę šiuolaikišką virtuvę ir tiekia maistą įvairiems pobūviams, šeimos šventėms, konferencijoms. Be šio bendruomeninio verslo bendruomenė inicijavo socialinės atskirties, skurdo mažinimo, skurstančių šeimų gyvenimo kokybės gerinimo, bendruomenės aplinkos sutvarkymo ir kitus projektus. Sukūrėm 14 darbo vietų, dalyvaujam ir visose kitose projektuose, kaip ir socialiniai projektai, kuriuos dabar rengia taip pat mūsų Klaipėdos rajono savivaldybė. Vienas iš jų tai būtų praeitais metais dalyvavom ir šiais vėl toliau tęsime, tai padėkime pamaitinti skurstančius. Kiekvieną ketvirtadienį bendruomenė nemokamai maitina ir socialinio užimtumo centro Revilita lankytojus. Maistą taip pat tiekia ir senjorų dvaro Vėžaičiuose gyventojams. Prieš 4 metus bendruomenė ryžosi dar vienam iššūkiui ir dalyvavusi projekte vietos augintojų ir bendruomenės įtraukimas kuriant trumpąją maisto tiekimo grandinę Brožių kaime, įrengė maisto degustavimo ir pristatymo visuomeniai patalpą. Joje pristatoma šviežias ir sveikatai palankus iš vietos gamintojų užaugintų maisto produktų gaminamas maistas, įrengta kaimo bendruomenės susirinkimų salė, daržovių perdirbimo cechas. Dirba 3 darbuotojai, yra verdami klaivos sultiniai, valomos daržovės, pjaustomos, vakuumuojamos. Bendruomenės noras tiekti savo produkciją tokioms tikslinėms grupėms kaip mokyklos, darželiai pamažu virsta realybe. Ceche paruoštos daržovės jau vežamos į Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnaziją, o ateityje planuojama atidaryti ir vaikų maitinimo liniją, skatinančią mažuosius iš tam tikrų į dėžutę sudėtų maisto produktų patiems pasigaminti pietus. Savo lėšomis ir jėgomis bendruomenė kuria ir projektą Samtis sveikatos. Onkologinėmis ir lėtinėmis ligomis sergančius, turinčius antsvorio žmonės mokins, kaip pasigaminti sveiką maistą, kurs receptus ir kvies dalyvauti įvairiose paskaitose. Bendruomenėms visoms noriu palinkėti nebijoti iššūkių. Eiti pirmin, kurti verslus, bendruomeninius verslus, kad jie klestėtų, nes mes bendruomenės ir esam tam, kad padėti savo kaimui, padėti žmonėms spręsti ne tik tokias buitinės problemas, bet ir šeimos problemas mes padedam spręsti. Tai va, sėkmės visiems.